Šiauliuose prisiminti Anapilin išėję lietuvių dailininkai tapybos klasikas Algirdas Petrulis ir jo sūnus Klaudijus Petrulis. Laiptų galerijoje surengtas vakaras in memoriam dailininkams Algirdui ir Klaudijui Petruliams. Du dailininkai, tėvas ir sūnus, išskirtinės asmenybės, Laiptų galerijos bičiuliai nuo pat jos įkūrimo dienų. Tėvas Algirdas Petrulis, sūnus Klaudijus Petrulis. Prisiminimą apie šios du žmonės augantys artimieji, bičiuliai, mokiniai Laiptų galerijoje rinkosi į vakarą in memoriam. Laiptų galerijoje Algirdas ir Klaudijus Petruliai buvo nebesvečiai, čia surengtos personalinės ir bendros parodos. Lietuvių tapybos klasikas, dukart Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Algirdas Petrulis 2015-aisiais būtų šventęs savo 100-ąjį jubiliejų, Anapilin išėjo 2010-aisiais. Neseniai netekome ir maestro sūnaus Klaudijaus Petrulio. Abu dailininkai, tėvas ir sūnus, spalvų virtuozai. Menotyrininkai Algirdą Petrulį vadina atskirą lietuvių tapybos epochą. Atsisukimas į tą abstrakčią tapybą, kai dominuoja tik tai linija, spalva, konstrukcija, kažkokia architektonika, kompozicija darni. Tai buvo, iš tikrųjų, toksai labai didžiulis. Jis buvo modernus, kaip sakykime, tam postmodernistiniam pasauliu. Toj sumaišty teikia tokią ramybę, tvirtumą tapybos, nepametant jos pamatinių dalykų, būtent spalvos, potėpio. Algirdo Petrulio meną drąsiai galima pavadinti paryžietišku. Meno ir dvasios aristokratas sugebėjo išsaugoti savo kūrybos savastį. Mokiniai iki šiol prisimena tapybos klasiką kaip gyvenimo būdo ir meninio mąstymo pavyzdį. Turint tokį didelį mokytoją, jis irgi suprato tą dalyką ir ėjo į asmenybę, į kiekvieną žmogų, į kiekvieną savo studentą labai individualiai. Ir tai mus labai jaudino, kada jis taip mokėjo gražiai, su tokiu, be jokio atstumo, sakyčiau, bet kartu gerbdamas tą prigimtį, kurią mes turėjom išpuoselėti. Algirdo Petrulio sūnus Klaudijus Petrulis savo švelnumą dengęs po lengvą ironijos kaukę visuomet rūpindavosi kitais, artimaisiais, draugais, pažįstamais, rengdavo jų parodas. Kada spėdavo skirti laiko savo gausiai tapybai, net neaišku. Jo kūryboje svarbiausia forma, spalva ir išryškėjusi faktūra. Dailininkas itin daug dėmesio skirdavo paviršiams ruošti, tuomet plokštele kurdavo piešinį. Netgi tas potėpis yra ženkliškas. Ten galima atrasti daug ženklų ir tas keletas sluoksnių, per kuriuos šviečia vienas per kitą. Jis norėjo būti kitoks ir tą kelią jis tikrai nuėjo irgi nelengva. Tuo labiau, kad reikėjo, kaip sakyti, iškovoti savo pozicijas, būti Petruliu, bet nebūti Algirdo sūnum. Laiptų galerijoje eksponuojama abiejų sūnaus ir tėvo kūryba. Abiejų, Klaudijaus ir Algirdo Petrulių nuotraukos, mena neišėjusius, o pasilikusius prisiminimuose kūryboje. Tai tiek informacijos.